Sveiki, tai trumpa apžvalga apie mūsų atvežtą Mercedes-Benz GLE įkraunamą hybridą. Automobilis tik iš Vokietijos. Labai dailus, su labai gera komplektacija. Tai trumpai apie išorę. Pilnas AMG paketas, multibeam žibintai su ilgųjų šviesų asistentu, R22 originalūs AMG ratlankiai. Automobilis su gamykliniu Shadowline'u, nėra chromuotų detalių prie langų. Chromas yra tik ant rankinėlių. Galinė juosta. Labai tvarkingas kėbulas. Kėbulas ką tik buvo visas patikrintas. Nėra nei vienos dažytos metalinės detalės. Aišku, natūralaus nusidėvėjimo kažkokių įbrėžimų ant automobilio galima pamatyti. Ratlankiai nenubrozdinti, viskas tvarkinga. Automobiliui galioja PVM lengvata, todėl verslas arba PVM mokėtojas gali susigrąžinti PVM ir šio automobilio kaina šiek tiek virš 41 000 eurų. Taip pat automobilis yra su greitu įkrovimu, kam aktualu. Automobilis pilnai pakrautas nuvažiuoja apie 70 km, pagal gamintoją šiek tiek daugiau. Dabar apžvelgsim trumpai jo komplektaciją. Taip, tai pradėsiu nuo stiklų, tai yra priekyje ir gale akustiniai stiklai dvigubi, tai labai gera garso izoliacija. Tada pilnai elektrinės sėdynės su atmintim, šildymas, ventiliacija, keleivio sėdynės reguliavimas, burmester audio, aparatūra, šviečiantis slenkščiai, juodas odinis salonas, panoraminis stoglangis, juodos lubos, head-up displejus. Šiaip labai dažnai žmonės, jeigu nėra matę, kaip veikia Merso projekcija ant stiklo, tai nustemba, jinai labai išplėstinė, labai ryški. Taip, toliau. Podelių šildymo ir vėsinimo funkcija, tamsaus medžio apdaila, Active Cruise Control. Čia aišku, kad yra pilnai elektra valdomas tiek vairas, tiek sėdynės. Viskas. Salonas labai tvarkingas, jokių trūkumų neturi. Taip, čia viskas. Apsiūta oda. Jokių pažeidimų, subraižymų salonas didelių neturi, viskas yra tvarkinga. Touchpadas nėra, būna kartais nuo pirštų nutrintas, bet čia viskas yra tvarkingai, gražiai. Vairas labai geros būklės. Mes jį chemiškai išvalėm. Tai atrodo lyg naujas būtų. Taip, žiūrim toliau. Taip, tai turim net tokias funkcijas kaip automobilio nusileidimą, kad būtų patogu įlipti, išlipti. Užvedus jisai pakyla į savo poziciją. Nežinau, ar pasakiau ar ne, bet pneumatinė pakaba. Taip. 360 laipsnių kameros. Pranešimas, kad reikėtų pasikeisti rakto bateriją. Tai kažkuris iš dviejų raktelių yra matomai, kad su silpna baterija. Tai pakeisim. Čia taip pat šildymas ir ventiliacija keleivių. Gale klimato kontrolė. Labai tvarkingas Mercedesas. Patikimi šitie varikliai. Aišku, salono apšvietimai kaip visada Mercedes'e įspūdingai atrodo. Ilgųjų šviesų asistentas. Toks Mercedes'as. Taip pat galite pasijungti savo mobilųjį telefoną su Apple CarPlay arba Android Auto. Panelės visur, jokių pažeidimų nieko neturi. Kiek dabar teko žiūrėti, tai Lietuvoje panašios komplektacijos nelabai ko yra išnaudotų. Čia viskas tvarkinga. Gerai. Einam dar, pasižiūrėsim į jo galą. Taip, gale pilna klimato kontrolė. Taip pat gale šildomos sėdynės. Kaip ir jau rodžiau, šviečiantis visi slenkščiai. Tos detalės tikrai automobiliui suteikia daug prabangos.
Sėdynės gale nenudėvėtos, gražios, tvarkingos, kiliminės dangus gražios, niekas neišdaužyta, viskas tvarkinga. Taip, bagažinė. Taip, tai elektrinis kablys, valdomas elektra. Bagažinės liftas, tai aišku, prie tokios įrangos, kad bus. Taip, originalus įkrovimo kabelis, čia turbūt yra buitinis, net nebuvau atidaręs pažiūrėti. Pneumatikos reguliavimas, galite nusileisti, jeigu reikia kažką įdėti į bagažinį automobilį žemiau. Bagažinė tvarkinga, nieks nesuplyšę, gražu. Taip, iš šitos pusės dar. Ir čia sėdynės gražios, viskas tvarkoja. Čia viskas irgi tvarkinga. Tai būklė automobilio labai gera, labai švaizdus automobilis. Užsukit pas mus į Autovaibą, Kubiliaus gatvė 23, nes tokie automobiliai tikrai ilgai neužsilaiko. Laukiam jūsų.